ir mano etiudas vadinasi Ilgas liežuvis. Tai va, čia turiu skrajučių, pasidalinkit. Kvyk, gervės iš galo. Siūskite ten gilin. Mano etiudą vaidina Evelina Galkutė ir Deminas Danovičius. Tai va, vieną aktorių galiu pavadinti greičiau, o kitą galiu pavadinti ilgiau. Ir čia jau buvo mano mokymosi procesas, kaip dirbti ir greičiau, ir ilgiau. Tai va to aš išmokau per šitą pusmetį. Ir šiaip galiu pasakyti, kad visas statymo procesas vyko būtent ne šitoje auditorijoje visą laiką 2-4-2. O kas žino, kas yra 2-4-2, tai ten labai nėra vietos ir va taip. Ir iš tikrųjų, nu, buvo gerai. Bet kadangi negaliu jūs susitalpinti ten, tai va pažiūrėkit šiandien, kaip bus čia. Sakote, labai brangus pragyvenimas. Kaip tu pasakė, Vasička? Man atrodo, dėl brangumo tai perdeda. Eldas netoks baisus, kaip jį piešė visi. Pavyzdžiui, aš su Julija Petrovna turėjom labai nuostabų kambarį. Už 20 rublių parą. Viskas mano draugužiui priklauso nuo mokėjimo gyventi. Aišku, Vasička, jeigu tu įsimanysi joti kur nors į kalnus, pavyzdžiui į Aipetrai, tada taip. Tada bus labai skanu. Baisiai skanu. Vasička, kokie ten kalnai. Tai įsivaizduok tik tokius aukštus kalnus. Aš nežinau, gal kokį 1000 kartų aukštesnius už cerkvę. Įsivaizduok, aplink rūkas. O apačioje, kai pažiūrė apačion, pamatai tokias uolas. Aš pamiršti net negaliu. Tu dar įsivaizduok. Pažiūri nuo kalno, o ten visur. Pinijos. Pinijos? Taip. Čia tokie medžiai, kurie auga riešutai. Šitą, kai tavęs nebuvo, vienam žurnale skaičiau apie
Tai nykščius vadovus totorius. Sako, baisus siaubūnai. Kaip prie iš tikrųjų kokie ypatingi žmonės? Ne, Vasička. Nieko ten ypatingo. Rodė, aišku, man jos ten iš toli, bet aš nelabai ir kreipiau dėmesį juos. Žmonės kaip žmonės, žinok. Iš Vasička, žinai, kad aš jaučiu didelį nepasitikėjimą visais tais graikais, čirškais ir maurais. Jo, sako, baisus donžuanai. Gali būti. Iš tikrųjų, Vasička, gali būti. Aš ten neįsivaizduoju, mačiau tokių ištvirkusių moterų. Aš savo akimis negalėjau patikėti, kaip galima nusileisti iki tokio lygio. Užsimiršti iki tokio lygio, Vasička. Žinai, mano bendrakeleivė? O ta bendrakeleivė Julija Petrovna. Tai tu įsivaizduoji, Vasička, tokį dalyką. Aš tau net pasakot nebenoriu, bet žodžiu. Tai tu liuk tik entrenaus. Ką entrenaus? Duok tu man garbės žodį, kad niekam nepasakysi. Ką čia išsigalvoji? Žinoma, nepasakysiu. Tai va, klausyk. Aš turiu prikelti. Jojamės vieną kartą į tuos pačius IP3 kalnus. Pajojame porą keletą kilometrų. Aišku, pirmą joja Julija Petrovna su savo vadovu, iš paskos aš joju. Viskas gerai. Pajojame mes tuos porą keletą kilometrų ir tu įsivaizduok, Vasička, tokį dalyką. Julija Petrovna griebėsi šau už krūtinės, rėkia ant visų kalnų, kaip jai dabar bloga, kaip man negeri, man spazmas, aš mirštu. Tada įsivaizduok, prie jos momentukas ir griebė už talijos. Vasička, tam, kad Julija Petrovna, aišku, nenukristų nuo tų kalnų, momentukas prieina prie jos ir tvirtai pagriebė už talijos. Ką aš tau sakau? Aš savo akimis negaliu patikėti ir negalant to. Jinai man sako, man reikia mano bestižėmė lašų, nes kitaip be jų aš mirsiu. Tai sakau, gerai, jojame gal miestą pasiimti išgerti. Ne, aš nebegaliu daugiau joti, man bloga, viskas spazmos. Tada taip, mes su savo Sulimanu grįžtam atgal į... Pirmas sakei, kad tos totorius matei tik iš tolo, o dabar apie kažkokį Sulimaną pasakoju. Turi vėl kabinėjęs prie žodžių, Vasička. Kaip kiekvieną kartą turi vėl kabinėjęs prie žodžių. Aš negaliu patikėti. Kabinėjęs? Aš nesikabinėjau. Bet kamgi kalbėti netiesą? Vadinėjai su tais totoriais, tai tiek ir to. Nu bet kam išsisukinėjai? Vasička! Nuostabu tiesiog! Nuostabu! Aš tu... Žinai ką? Tu paviduliauji Suleimanai, va kas čia yra! Tu paviduliauji! Aš... Tai žinai kaip kvaila. Aš negaliu patikėti. Aš taip ir įsivaizduoju kaip tu, Vasička. Jotum į tuos kalnus, be totorius, be vadovo ir išvis be nieko. Vasička, tu ten mirtum pirmą dieną ant tų kalnų, nes nežinai, nei to šalies papročių išvis tu ten nieko nežinai. Kvaila šypsenos. Prasideda tavo kvaila šypsenos, Vasička. Aš dabar matau. Vasička, aš tau ne kokia nors tai Julija Petrovna. Bet pas kurią momentukas sėdėdavo dieną iš dienos, 24 per paras. Ir ne šiaip, kad sėdi, ir ne šiaip, o ir arbagėlę kelia,
Vasiška sėdėtum tik todėl, kad jis, matai, jis manęs tiraudavosi apie pinigus. Aš sakydavau, baigtų Suleimanai, ką aš pinigai baigtų, ką aš nieko nesuprantu, bet gal jis pradėk, Suleimanai, pinigai kokie. Nes žinai, aš visada, net tada, kai mes jodavai mūčiam su kalnus, aš net tada, Vasiška, tu nepamiršk, sakydavau Suleimanui jok užpakalį, o aš juos į priekį. Ir mes visada šitaip jodavom, jis joja užpakalį, aš priekį ir man tik taip ir dėjojam. Nes aš taip pasakiau ir jis klauso manęs. Ir net, Vasiška, tu mane girdi? Aš tau sakau, kad net, aš jam sakydavau, kad tu nepamiršk, esi tik totorius, o aš esu valstybės patarėjo žmona. Ir net vieną kartą, Vasiška, net vieną kartą, tu įsivaizduok, Julija Petrovna man sako, Julija Petrovna, žodžiu, vieną kartą ateina, pas Julija Petrovna vieną kartą ateina mameltukas, aišku, jos nėra kambarį. Na gerai, aš pasikviečiu Suleimaną pas save į svečius, mes išgeriam arbatų, šį beitą pasišnekėjom. Tu įsivaizduok tokį dalyką. Praveria Julija Petrovna mano kambario duris. Įeina ir iškelia man ir mameltukui tokį pavydo sceną, kad aš gyvenime tokios pavydo scenos nesu matęs. Ką? Tu gal žinai? Šit! Tu negalūdži! Sakau, pradėlėk truputėlį, nes aš dabar girdžiu. Aš dabar matau. Kas tavo galvoje dedas? Tavo galvoje tokios šlykščios mintis. Aš negaliu net patikėti, kad tu šitaip gali apie mane galvoti. Aš saugiai prisiekiu, Vasiška, kad tarp manęs ir Suleimano nebuvo niekada peržengta jokia riba. Ir net pačiuose patitiškiausiose situacijose, Vasiška, tarp manęs ir Suleimano buvo tvarka ir teisybė išlaikyta. Aš žinau. Tu nori, kad aš tau dar ką nors papasakočiau? Tu nori? Vasiška, aš tau daugiau niekada nieko gyvenime nepasakosiu. Kaip galima tau ką nors išvis pasakoti? Aš matau, kad jūs ten smagiai gyvenote, Natalija Michailovna.
susipažino su 241 auditorija. Tikimės, kad lankysite mus dažniau ir visada laukiame. Žiūrovai mums yra labai brangus. Iki pasimatymų. Einam, draugai? Einam. O, Jėzau. Jokinga žiūriu. Ačiū, Vytai. Ačiū. Iki. Iki.